Sveiki, naujieji aludariai. Šiandien papasakosiu, kaip pasigaminti alaus iš ekstrakto. Ir šitam mums prireiks įrangos šiek tiek. Tai yra fermentavimo talpa, pats ekstraktas ir papildomi priedai, tai yra cukrus, reikės dubenėlio vandeniui, termometro, hidrometro pamatuoti, ką gavome pagaminę ekstraktą. Ir taip pat būtinai reikės dezinfekavimo skysčio, su kuriuo dezinfekuosim fermentacijos talpą tam, kad alus būtų švarus ir laikytųsi ilgai buteliuose. Taigi pradėsim nuo to, kad šitą ekstraktą reikia ištirpinti karštame vandenyje. Tai pirmiausia atsidarom indelio viršų. Indelio viduje rasime instrukciją, kaip gaminti alų anglų kalba ir mieles. Turime skardinę, kurią iš karto pradarome. Taigi pamerkiame į karštą vandenį. Ir dabar palauksime, kol jisai ištirps. Jo konsistencija, kol jisai būna šaltas, yra kaip medus, todėl mums reikia jį suskystinti. Pasidedam mieles. Instrukcija, žinoma, perskaitom atidžiai. Ir tada pasiruošiam savo fermentacijos talpą. Fermentacijos talpą reikia dezinfekuoti su dezinfekavimo priemonėm. Tai šiandien turim Trisanį naują tokį dezinfektorių, sanitizerį, kurio nereikia perskalauti po dezinfekcijos. Taigi mes įpilsime šiek tiek jo į fermentacijos talpą. Prieš įpilant dezinfekavimo skystį reikia turėti šiek tiek vandens kibire. Įpylėm kelis lašus sanitizerio. Šiaip naudojant didesnį kiekį šito sanitizerio, tai yra paruošto tirpalo santykis yra 15 ml 10 litrų. Turime paruoštą dezinfekavimo skystį. Dabar užkemšame gerai kibirą. Ir dabar mes turime išskalauti visą turinį. Po minutės laiko skaitysis, kad šitas indas yra sterilus. Skystį galime išpilti lauk ir daugiau jo nebeperskalausim šito indo. Mūsų ekstraktas jau suskystėjo ir dabar mes jį supilsime į fermentacijos talpą. Taip, dabar pilame kilogramą dekstrozės arba cukraus. Turime šviežio karšto vandens, ne to, kur mirkiam skardinę. Mums jo reikės apie 3-4 litrus kažkur tai. Ir pilame į indą. Pilame į indą, imame mentelę ir maišome. Dabar mūsų tikslas yra išmaišyti taip, kad ištirptų viskas. Ir cukrus, ir ekstraktas. Kai viskas ištirps, tada mes papildysime šitą talpą iki 20 litrų vandens. Kai papildysime fermentacijos talpą vandens likusių kiekių šaltų, turėsime temperatūrą tokią, kokia bus tinkama mielėms. Tai yra apie 20-22 laipsnius. Visą tai pamatuosime termometru ir nustatysime, kokio tankio gavosi mūsų mėsa. Ir kai ištirpinome ekstraktą, dabar papildome fermentacijos talpą 20 litrų vandens šalto. Taigi dabar papildėme šitą mūsų ištirpintą ekstraktą šaltų vandenį ir pamatuojame jo temperatūrą. Ir turime 23 su trupučiu laipsnio, tai yra kaip tik tokia temperatūra, kokia reikalinga mielėms. Dabar pamatuosime, koks yra mėsos tankis. Pasiimam matavimo cilindrą ir per kranelį įleidžiame mėsos. Ir pamatuojam, koks mėsos tankis. Mėsos tankį mes turime 40. 1,040 yra OG vadinamas. Tai yra pradinis mėsos tankis. Taigi pamatavus mėsos tankį, mes jį užsirašom ant lapuko
Ir paskui pagal šitą tankį mes galėsim paskaičiuoti, kiek alkoholinio tūrio gavome savo aluje. Šito alaus atgal pilti šitos mėsos į bendrą talpą jau nereikėtų. O dabar, kadangi turime tinkamą temperatūrą, supilame meiles, kurias radome dangtelėje. Taigi supilus mieles, pasiemam sterilizuotą mentelę ir jas išmaišome. Mieles išmaišom, kad jos pasiskirstytų, bet tuo pačiu ir kad mėsa gautų deguonies. Tai yra šiek tiek paeruojam mėsą, nes mielėm daugintis reikia deguonies. Išmaišę mėsą, uždengiame dangtį. Uždengiame stipriai taip, kad gautųsi sandarus ir pripylę vandens į burbuliatorių, jį įstatome. Burbuliatorius, tai mes liaudiškai tai vadinam, iš tikrųjų vadinasi alsuoklis. Štai. Ir šitą jauną alų, kai jau mielės patenka į mėsą, vadinamas jaunas alus, laikysime maždaug apie savaitę laiko. Pirmas veiksmas talpoje pasimatys maždaug per parą. Ir aktyviai vyks darbas apie 4-5 paras. Po to reikės išbuteliuoti į butelius arba į statines. Tai taip atrodo gamyba iš ekstrakto.